Iranas dabar žvelgia į rytus, ieškodamas būdų apeiti Amerikos karinio jūrų laivyno vykdomą jo uostų blokadą. Aukštas Irano prekybos pareigūnas sako, kad Teheranas svarsto galimybę naudotis Karačio ir Gvadarų Pakistane kaip centrais Irano prekių ir eksportui į kitas rinkas. Pakistanas taip pat galėtų tiekti Iranui būtiniausias prekes ir pramoninės medžiagas. Prisiminkite, Pakistanas tarpininkauja tarp JAV ir Irano ir kai kurie kritikuoja galimą dvigubą žaidimą, kurį gali žaisti Islamabadas. Jei šis pasiūlymas būtų įgyvendintas, Pakistanas galėtų atsidurti politinio spaudimo ar net antrinių sankcijų iš Vašingtono pusės rizikoje. Studijoje kartu su manimi daugiau aptarti yra mūsų I24 News korespondentas Bilalas Sladinas. Bilalai, ką tai iš tikrųjų reikštų? Prekės kirstų sieną į Pakistaną, kad vėliau išvyktų, bet kokią riziką Pakistanas prisimtų, leisdamas tam įvykti? Taip, prekės, apie kurias čia kalbame, yra tik prekės. Mes nekalbame apie naftą. Tai turi būti aišku. Nes jei, pavyzdžiui, palygintume naftos tanklaivį su sunkvežimiais, naftos tanklaivis gabena 2 milijonus barelių naftos. O tam kiekiui pervežti reikėtų 8 tūkstančių iki 10 tūkstančių sunkvežimių. Taigi čia tikrai kalbama tik apie prekes. Ir tai yra labai svarbu visam šiam aptarimui, nes amerikiečiai ne karinės, ne naftinės prekes vertina kitaip nei tas, kurios iš tikrųjų padeda Irano režimui. Taigi pakistaniečiai žinoma rizikuoja antrinėmis sankcijomis, bet mes nekalbame apie visą Pakistaną kaip šalį, o apie Pakistano bankus ir įmonės. Ir žinoma, diplomatiniai ryšiai su Vašingtonu, kurie galėtų būti labai rimti. Tai nėra kažkas nereikšmingo Pakistane. JV, pavyzdžiui, padeda jiems gauti TVF paskolą, jie padeda jiems kovos su terorizmu veikloje. Ir be abejo, gynybiniai ryšiai tarp šių dviejų šalių yra labai svarbus Pakistanui. Ir taip pat turime prisiminti, kad kelias tarp Irano sienos ir Gvadaro bei Karačio taip pat eina per šį Balučistano regioną. Tiek Irane, tiek Pakistane, kuris yra atsiskyręs arba visada buvo labai problemiškas ir saugumo požiūriu sudėtingas regionas. Ir tai yra dar viena rizika. Ir galiausiai, bet svarbiausia Pakistanui šiuo metu tarpininko klausimas. Pakistaniečiai nori, kad tarpininkavimas būtų neutralus. Jeigu amerikiečiai pajus, kad tai per daug ir jie iš tikrųjų padeda iraniečiams apeiti jų blokadą, tuomet situacija su amerikiečiais bus visai kitokia ir jie kitaip elgsis su visu šiuo tarpininkavimo reikalu. Daug rizikų. Taigi, Baligas, kas iš tikrųjų būtų naudinga Pakistanui, jei jie tai gyvendintų? Kokie būtų privalumai? Visų pirma, pavyzdžiui, Gvadaro uostas 2025 metais perkrovė tik 8400 vienetų arba krovinių. Tai labai mažas kiekis, todėl jiems reikia aktyvuoti uostą ir, žinoma, uždirbti pinigų iš to ir, žinoma, pateisinti investicijas į šį uostą. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, apie kurį galiu pagalvoti, yra svertas, kurį jie turės 3 skirtingais lygmenimis. Irano atžvilgiu, jie rodo jiems palankumą kaip kaimynai ir, žinoma, amerikiečių atžvilgiu jie gali naudoti tai kaip derybinę kortą. Ir taip pat Kinų atžvilgiu, nes prisimename, kad Kinija iš tikrųjų valdo šį uostą. Įmonė, kurį jį valdo, priklauso valstybei arba Kinijos valstybei. Ir tai, žinoma, yra dar vienas svertas, kurį jie gali turėti. Taigi, apibendrinant, tai yra vienintelis dalykas, kuris man ateina į galvą, bet vėlgi, tai tiesiog pilkoji zona, kurioje jie gali išlikti žemiau ribos, kad amerikiečiai jiems neįvestų sankcijų. Ir tai jiems bus naudinga ekonomiškai ir šiek tiek diplomatiškai, taip pat su kinų ir aniečių pusėmis. Jūs paminėjote Kiniją. Ar yra galimybė, kad Kinija netiesiogiai įsitrauktų į šią situaciją, kadangi jie valdo uostą? Kinijos įmonė gali turėti galimybę įtikinamai neigti savo dalyvavimą, nes jie gali tiesiog užmerkti akis į tai, kol pakistaniečiai, įmonės, rangovai, bankai visą tai palengvina. Vėlgi, čia yra pilkoji zona. Bet tam tikrų lygių jie vis tiek bus paveikti Amerikos sankcijų, ko jie, žinoma, nori išvengti. Tačiau tos įmonės, Kinijos įmonės ir rangovai
bus paskutiniai amerikiečių sankcijų sąraše, nes jų reikia kitur. Ir todėl jie žino, kad jei sankcijos bus taikomos, jos pirmiausia bus taikomos Pakistano subjektams, o ne Kinijos subjektams. Taigi bent jau kol kas, jei tai įvyks, jie remsis galimybę įtikinamai neigti savo vaidmenį, kaip sakėme ir žinoma, naudos, kurią jie gali iš to gauti. Gerai, Bilalai, ačiū už išsame analizę apie tai, ko galime tikėtis iš kai kurių šių Pakistano uostų. Vertinu tai. Ačiū.